Mes turime pačius geriausius žiūrovus. Kol vieni ginčijasi, kas geriau, ar naujas rudis, ar senas žalias, mes gavome informacijos, kad Lietuvos kariuomenėje dalinamas dar vienas naujas sauso davinio variantas. Ir šį kartą jis juodas ir iš Švedijos. Mes jo nematėme nei antrinėje pardavimo rinkoje, nei girdėjome, kad kažkam dar būtų dalinamas. Tad jeigu šį davinį jums dalino Lietuvos kariuomenė, parašykite komentaruose, kad tai yra tiesa. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tas, kas komplektavo šitą davinį, žiūri mūsų video ir konspektavo visus trūkumus, kuriuos mes įvardinome apžiūrinėdami. Davinys supakuotas labai kompaktiškai, priešingai nei rudis, viskas labai sugrūsta ir nėra laisvos vietos. Neatrodo, kad būtų įdėta į Maximos maišelį. Yra papildoma atsilenkianti rankena. Prie rankenos patogios nešimosi mes matom įkirpas atplėšimui ir kiek žemiau daugkartinio užsegimo mechanizmą. Pati pakuotė yra permatoma, skaidri, bet jinai yra pakankamai tvirto plastiko ir nepažeista. Galime įsitikinti, kad jinai yra hermetiška. Čia mes turime tokią vieną labai įdomią instrukciją. Integrated Garbage Compartment. Kaip suprantu, čia mes turime atskirus skyrius viduje. Galime dėti nesuvalgytą maistą ir šiukšles. Viskas viename. Labai įdomu. Ant pakuotės matome priklijuotą juodą lipduką su visa būtent šiam daviniui, šiam meniu skirta informacija. Visa informacija yra pateikta 3 kalbomis - angliškai, prancūziškai ir ne lietuviškai, bet švediškai. Pagamintas 2023 m. kovo mėnesį, lygiai taip pat kaip ir rudis, tai turbūt to paties konkurso ribose. Ir galioja iki 2025 metų balandžio, tai reiškia 2 metus, standartiškai daviniams. Matome, kad ir meniu numeris yra 4 ir energetinė vertė 1300 kilokalorijų. Tai yra vieno patiekalo 8 valandų dozė. Turime informaciją apie alergenus, sudėtį nurodytą, kilgonė yra šaukštas. Kaip ir naujasis rudis, taip ir šis juodis yra bendrosios paskirties davinys, tai yra general purpose. Tokie daviniai yra skirti šiltesniam klimatui arba šiltesniam orui ir tom sąlygom, kai davinio svoris nėra ribotas. Šaltesniam sąlygom arba šiltesniam klimatui, tais atvejais, kai davinio svoris turi būti kuo mažesnis, yra skirtas kitas davinys. Didžiausias skirtumas yra pagrindinėme patiekale. Jis yra nebe konservas, o lifilizuotas, freeze-dryintas patiekalas. Tokiu atveju mes nesinešam papildomo skysčio, papildomo vandens patiekale ir mes turime tiesiog užsipilti karšto vandens ir atgavinti. Mes tokius matėme ne vienam daviniai. Labai nuostabi pakuotė, nekantrauju pažiūrėti, kas yra viduje, nors per ją prasišviečia tokie patys konserviukai, kokius mes jau matėme Outmeal švedų gamintojo davinyje. Ir ne tik, ir norvegiškame. Skandinaviškas turi būti tikrai labai geras. Lendame į vidų. Čia tikrai mums neturėtų prireikti peilio. Nors. Aš matau įkirpas. Pirštas susibraižė. Negi mums teks atsiprašyti peilio. O! Čia gali atsidaryti tik tai meškos. Tik tai švediškos meškos. Bet kai dantim atsilupi, tai jau atsidaro visai neblogai. Orifo, mums matyto skandinaviško gamintojo gėrimas. Mango Orange. Kas čia proteininis gėrimas irgi? Miltelė, aš kaip suprantu, čia irgi turbūt bus proteinų gėrimas. Tortilos, visai kaip iš amerikietiško sausiako. Produkt aus USA, imported by Denmark. Amerikietiškos tortilos. Cereal cookie and cream flavor. Kremo skonio dribsnių batonėlis. Irgi Orifo gamintojo. Mums jau matyto populiarių daviniuose. Food Force. Džiovintos spanguolės. Pagrindinis patiekaliukas. Pasta bolognese. Ready to eat, hot or cold. Kadangi ir šitam davinyje mes neturime po šiltuko, šiuos makaronus bolognese turėsim valgyti šaltus. Nežinau, ar skanu valgyti šaltus makaronus. Ir ką mes turime dar? Kavos mažiuką, kramtomos gumos, 2 dražė, dezinfekcinė drėgna servetėlė, švediška šaukštą. Jis yra medinis, nelabai malonus.
Manau, kad nelabai praktiškas, bet vis tiek ilgonis šaukštas yra šaukštas. Ir čia dar ne viskas, nes net nežinau, kaip mes čia parodysime, bet iš tikro, kaip ir buvo parašyta instrukcijoje, viduje mes turime tokią plastikinę pertvarėlę. Į vieną maišelio dalį galime susidėti šiukšles, į kitą nesuvalgytą maistą arba nepanaudotus komponentus. Tačiau, nors ir turime daugkartinio užsegimo mechanizmą, reikės pabandyti, bet aš manau, kad jeigu bus kažkas tekančio, tai pertvarėlė mums nesustabdys ir visas tas brudas pertekės iš vieno skyrelio į kitą. Mintis nebloga, bet nežinau, kiek tai yra praktiška. Visi tie, kurie sakė, kad rudis yra niekam tikęs, nes jame yra mažiau visko, turėtų apsidžiaugti, nes čia akivaizdžiai visko yra daugiau. Turime net 2 kažkokius gėrimus. Riešutų ir uogų mišinį atstoja tiesiog džiovintos uogytės. Turime 2 mažesnį batonėlį negu aname davinyje, bet turime papildomą proteino gėrimą. Šitas gėrimas taip pat skanus. Ne toks skanus kaip rudija turėtų būti, bet jisai irgi skanus. Turime duonos pakaitą tortilą, ko labai pasigėdome rudiją, nes ten jokio duonos pakaitalo nebuvo. Aišku, tortilos prie makarono yra labai įdomus sprendimas, bet, kodėlgi ne. Viskas yra gerai. Lygiai taip pat turime kavos, neturime jokio cukraus, neturime baliklio ir nereikia. Neturime degtukų, tad kaip susikurti vandenėlį, pavyzdžiui, kavai pasišildyti, neaišku. Ar rudis, ar juodis, skirtumas nedidelis. Na, taip, šitas šiek tiek įdomesnis. Po praeito epizodo gavome daug komentarų, kad rudis yra skanesnis už seną žaliai. Tačiau mums pasakė, kad šis davinys yra dar skanesnis už rudį. Tad ragaukime. Parašyta, kad reikia pridėti vandens. Iš karto užuodi mango ir paskui kažkokius kepinių prieskonius, šašlykų prieskoniai. Labai byrus, proteininis, oi koks tirštas. Štai gerai. Išmaišėm. Ale pieno kokteilis. Proteinas su biški skoniu. Nelabai. Ragaukime pagrindinį patiekalą. Čia yra pasta bolonezė, makaronai su bolonezė padažu. Atplėšimas vyksta lygiai taip pat kaip ir senam lietuviškam, tai reiškia iš viršaus, neišilgai, o tai nėra labai patogu. Lengviau išvalgyti yra išilginį pjovimą. Štai tokie makaronai, juos galima pasišildyti. Ant pakuotės parašyta hot or cold, ready to eat. Aišku, jeigu gerai žygiuoji ir užsikiši kur nors į užantį, tai labai jie sušils puikiai ir galėsi šiltesnius valgyti. Oho! Skanus makaronai, tikrai. Maniau, kad šalti bus netokie skanus. Labai geras faršiukas, makaronai puikus. Geriau negu rudis. Ekspertas įvertino. Tikrai skanus. Šiame davinyje mes turime duonytės pakaitalą, tai yra tortilos. Tokios pačios kaip iš amerikietiško sausiako. Štai kokia graži tortila. Amerikietiškam sausiakė tikrai. Su tepamu sūreliu jalapenu labai skanu. Mes galime netgi įsikrauti makaronų ir pasidaryti taco alla bolognese. Skanu. Paragaukim vis tik gėrimuko. Medinių šaukštas nelabai vykęs. Rudija tikrai geresnis, smagesnis. Bet šitas ekologiškesnis. Labai skaniai kvepia. Labai skanus gėrimas. Rudija tikrai skanesnis. Servetėlė labai maža. Rudija daug geresnė. O, čia tokia. Jeigu norime pasidaryti gėrimą alkoholinį, tikrai galime įsidėti. Dezinfekuoja visas žaizdas, graužia kaip turi būti, nukramtytus nagus.
pirštus visus nukramtytus. Padėkime į šiukšlių maišelį. Čia nenurodyta, kuris skyrelė šiukšlėm yra, tarkim, šitas bus šiukšlėm. Standartiškas jau mums matytas daviniuose. Danų gamybos. Orifo, čia tas pats Orifo. Su tokiu silpnu, lengvu rūto šokoladuko prieskoniu. Bet šauktiniam tikrai bus skanesnis negu rūto šokoladukas. Cream flavor. Šaunu, kad mes gyvename šiltesnio klimato zonoje ir pas mus teka geizeriai su karštu vandeniu. Tad mums netenka gerti šaltos kavos. Dėja, priklausomiem ekspertam kavos negalima. Asmeniškai man kava šlykšti, rūdija skanesnė, bet manau, kad tik slaugui patiktų. Dar turime Food Forks. Jau matytų irgi skandinaviškose daviniuose. Uogyčių džiovintų, va tiesiog tokių džiovintų ir pamėtytų uogyčių. Gabaliukais, nestandartinių, nesintetinių, natūralių. Labai skanu. Visko šiek tiek daugiau negu rūdija. Kava prastesnė, servetėlė prastesnė, šaukštas prastesnis, bet turime duonas, tortilijos pavidalų, tikrai labai geros. Šitas šokoladukas man yra daug skanesnis negu kad proteininis batonėlis, kuris yra įdėtas į rūdį. Aišku, jis didesnis, bet jis jo daug ir ten tikrai jaučiasi tas proteinas. Šitas proteininis gėrimas visiškai ne kažką. Izotoninis gėrimas standartinis, visai puikus. Pagrindinis patiekalas. Jis tikrai geros konsistencijos, gera sudėtis, proporcijos geros. Nors specialiai pasirinkau meniu su makaronais, nes šalti makaronai, pripažinkit, nėra labai skanu. Suvalgiau tikrai skaniai. Skonis, manau, ne ką prastesnis nei rūdžio, nemanau, kad ir geresnis. Šiek tiek įdomiau, šiek tiek daugiau įvairovės. Juodyje matosi, kad yra daugiau meilės. Rūdys, jis tiesiog nurengtas 24 valandų davinys. Tai gal nereikia ir eksperimentuoti, palikime 24 rūdį ir 8 valandų juodį. Ir nors šiame davinyje yra daugiau davinių magijos, tačiau matome tendenciją, kad nebelieka nei degtukų, nei pašiltukų. Tad viską turime valgyti šaltą. Bet man rodos, priklausomas ekspertas pasakys, kad viskas skanu ir šalta. Tad jeigu jūs tarnaujate Lietuvos kariuomenėje ir jums išdavė būtent tokį švedišką davinį, parašykite komentaruose, kaip jums jis. Ar geresnis už rūdį.